Dabar leisimės į pojūčių tyrinėjimo kelionę. Šioje meditacijoje keliausime dėmesingai per savo 5 pojūčius. Ši praktika skirta įtvirtinti tave dabarties akimirkoje, suteikti gilesnį sąmoningumo ir atsipalaidavimo jausmą. Susitelkimas į pojūčius leidžia mums giliau susijungti tiek su aplinka, tiek su savimi. O dabar įsitaisyk patogiai. Įkvėpk giliai ir pasiruošk pilnai įsitraukti į aplinkinį pasaulį. Apsidairyk ir pastebėk 5 daiktus savo aplinkoje. Stebėk jų spalvas, tekstūrą ir tai, kaip šviesa žaidžia su jų paviršiais. Įsivaizduok, kad kiekvienas daiktas turi savo istoriją ir tu jį matai pirmą kartą. Dabar nukreipk dėmesį į lytėjimą. Pastebėk 4 objektus ar paviršius, kuriuos gali fiziškai jausti ir paliesti. Tai gali būti tavo drabužio audinys, stiklinės vėsuma ar saulės šiluma ant odos. Tyrinėk šiuos pojūčius taip, lyg juos jaustum pirmą kartą. Atkreipk dėmesį į jų svorį, tekstūrą ar temperatūrą. O dabar užmerk akis akimirkai ir įsiklausyk į garsus aplink tave. Pastebėk 3 skirtingus garsus. Tai gali būti eismo ūžesys, laikrodžio tiksėjimas, o galbūt netgi tavo kvėpavimo šnabždesys. Klausyk šių garsų be jokio vertimo. Tiesiog stebėk, kaip jie ateina ir praeina. O dabar nukreipk dėmesį į uoslę. Pastebėk 2 skirtingus kvapus savo aplinkoje. Tai gali būti švelnus žvakės aromatas, galbūt gaivus gamtos kvapas sklindantis pro langą, o galbūt kavos kvapas puodelyje. Giliai įkvėpk ir leisk šiems kvapams tave pripildyti. Pastebėk, kokius prisiminimus ar jausmus jie sukelia. Galiausiai susitelk į skonį burnoje. Tai gali būti likęs paskutinio valgio skonis, vandens gaiva ar net neutralus burnos skonis. Jei reikia, gali šiek tiek lyžtelti švarią savo rankos dalį ir atkreipk dėmesį į šį pojūtį, tyrinėk jį su smalsumu. Baigianti šiai pojūčių kelionį, pasimk su savimi šį sustiprėjusi sąmoningumo ir buvimo jausmą. Švelniai atmerk akis ir sugrįžk į savo dieną. Prisimink, kad į šią pojūčių tyrinėjimo būseną gali grįžti bet kada, kai norėsi prisijungti prie dabarties akimirkos.